kad čia jūs būnat namuose einam dirbti. Sveiki, sugrįžę į mūsų statybinę telenovelę. Praėjusioje serijoje rodėme, kaip pačiu palankiausiu oru bandome uždengti stogo plėvelę. O pranešiu, kad vėjas nurims! Be to, kad vėjas buvo nepalankus, dar ir nesilaikėme plėvelės gamintojo nurodymų, kad šį darbą turi dirbti 2 žmonės. Ramūnas šį darbą atliko praktiškai vienas. Tai jeigu ką, įmanoma ir vienam. Na, o galbūt kažkam iškils klausimas, kodėl aš nelipu ant stogo. Vyras neleidžia. Tai dabar paplokim Ramūnui. Jis tikras šaunuolis. Užsidengę stogą perėjome prie sienų. Tai pirmiausia į išorinį karkasą dėjome batą. Kažkas rašėte, kad taip negalima ir kas mums čia taip patarė. Tai informuoju, kad tai yra visiškai normali praktika, svarbiausia, kad vata nesušlaptų. Dėl ko iškart ir uždėjome plėvelę. Iš pradžių šiek tiek baiminomės, kad vata gali gerti drėgmę iš aplinkos. Na, šios baimės nepastvirtino ir galiu patikinti, kad vata yra sausa. Tai tiek iš mūsų praėjusios serijos, o dabar pratęskime darbus. Ir pradedame filmavimą. Labą dieną. Labą dieną. Tai šiandien toks oras, kad nelabai lietus lyja. Bet mes vis tiek bandysim pasidaryti tai, ką reikia. Ten turi mažesnį gabaliuką. Atnešu. Čia gerai, pažiūrėsim, gal tiks. Tai nupjovau, tai profesionaliai pavariau. Ko gero, profesionaliai. Žiūrėk, ve. Kailinukas į šitą. Biškį nupjauti reik, bet... Gerai. Bet tas mažesnis nei anas, tai žinai. Tai ateik čia. Tada su šaudau. Tai pabaigiam čia. Tai nebeužtenka. A jo, neužteks, tai neužteks. Nu tai nauja. Einam pjauti tada. Einam pjauti. Ten biškę, matau, jau pakrita. Ar šitas? Iš kur čia tie tarpai? Tai čia reiks sulygiuoti, dar čia nesukalibruota, čia niek... O. Jo, Ramūn, dar nesusiuvom, čia nieko tai biškį krant. Tai čia išsimatuojam šitą, ar nešamės visą? Nešam, tai kad čia 10 kartų vaikščiasi. Porą žodžių apie savo gyvenimą. Tingi nenoriu, bet reik. Vis. Toks mano gyvenimas. O šiaip tai užknis tie milimetrai. Čia mano rolę perėmė. Jo. Šitą, ten neš. Emotional damage. Nu, tai dabar nori to palaikyti, čia, ne visą tą. Palauk. Turiu. Jauk. Ir dabar kreivai nupjausi. Būtų Žalgiris. Būtų. Tai toli neneša, ne? Ne. Tai dabar man reikėtų susiūti, ar ne? Jo, reikėtų padaryti apsiuvimą. Kur tas aparačiukas? Čia yra aparačiukas. Siuliuką reikės varyti daugiau nusipirkti. Jo, dar turim vieną visą. Jo. Patį brangiausią naudojam, sakiau, virvelę. Pas tavai yra viskas pats brangiausia. Geriausias kokybės. Nu, gražiai siūni, gražiai čia. Čia šitą.
Aišku, visi biškai pasistumsim. Čia jau nebeiškris viskas. Iš kur išmokom? Ką? Tai daryti. Gimiau mokėdama. Keistas klausimas labai. Ne, bet gal kažkur dirbai prie... Jo. Ką? Jo. Dirbu. Nu tai bendraujam rimtai dabar. Ne, tai rimtai aš ir sakau, kad dirbau, atsitariusi. Nieko. Bet matos, kad plaktuką jau laikai, tai viską. Tai čia nuo vinių raustymo. Jo, dar atsimink. Visai neseniai, kai plakiau kaliau tuos varžtus į pamatą. O, taip. Buvo juokinga. Bet neblogai pavarė? Neblogai. Nei pusę varžtą, nei kalą. Nešam kudlas. Čia antras peiliukas, turiu irgi. O tu du jau turi peiliukus? Jo, tai aš tau daviau vieną. Ai, gerai. Jo, iš garažo pasiėmiau vieną. Ramūns dar garažą turi projektą. Jau 10 ten in plans. Ką turi garaže? Jeigu surinksim daugiausiai laikančio video, tada parodysiu garažo projektą. Pirkau da už litus. Projektą. Nu kažkada čia garažiuką, kai turėsime, eisim abudu darytą projektą. Mašina. Tai ką? Nu tai ką? Na, aš tau čia dabar tokį gavalą tikrai nieko negaliu padėti. Laikai, ne? Viskas gerai? Kokiu būdu? Ramūnai, žiūrėk, ne? Kopečias man gal irgi pasidėti. Ką? Arba duok, ve. Pamanė, kuo kitur? Palauk, gal iškristina vėja. Ką? Nu tai dėk. Nežinau, kur dėti, nieko Nu tai dėk, kur ranka. Fuck it out. Holy makaroni. Gal mažesniais dedam? Aš tau pridėsiu. Mažesniais. Aš tau karpysiu. Ar jau pakėlė? Nu viskas, aš daugiau nebepakeliu, nes jinai lengva. Vargo vakarienė. Oi. Viskas kontroliuojama. Kad jie vasarą negali ilgiau pabūti ir leisti mums viską pabaigti. Kur pabūti? Nu, ta prasme, čia. Kad jie norėjai į Palangą važiuoti, nenorėjai čia būti. Atostogauti. A? Ne, nu tai dėl to, kad, nu žinai, nu ta prasme. Puikiai! Seneliumbai! Bratan! Na, malikutė. Na? Parastukas namai skaitai. Eik, kaip gražiai. Širdis džiaugia. Einam pažiūrėti, kaip atrodo iš vidaus viena uždaryta siena. Da-da-da-dam! Fantastiška! Visiškai nuostabu, fantastiškai yra čia. Nežinau kaip jums, bet mums tai gerėja vaizdas.
Tuoj dar čia pabaigsim, sakėm, su Ramūnu šitą pusę. Ir viršų dar turim vieną. Bet po to eis tokie mažiukai gabaliukai, patį viršų. Visur tai bus čia ką pjaustyti, nes ten tie šonais irgi, tie trikampukai visokie. Ir galėsim šiandien užsidengti jau. Kažkas jai. Aš. Tai mums 6 metrų reikia. Ai. Daugiau. Truputį nes užsileisim čia. Gerai, tai varom. Palauk, kas tai ten buvo. Tai čia 6 nereikia. Čia reikia. Viršai. Na. Bet kaip čia užsidėsim mes? Tai taip pat. Tai tempiam plevelę? Jo, nuo kur pradedam? Nuo tos pusės kaip vakarą, ne? Gerai. Gerai. Čia yra įdrėskimai, tai mes norim... Nieka nebus tai drėskimų čia. Mes norim juos užklijuoti. Duok tempiam, bet tai dabar bus sunkiai. Bet paskui ant stelažą, ne, lepi. Jo, kažkaip taip reikės. Bet jo kaip, tai dabar vienas kopiečias ten leisk nusinešu iš karto. O tai gal nuo čia varom? Na, pagal raštą tai neišeina. Išeina, jeigu į vieną pusę. Kaip? Ajo, raides netaip įdėsi, tai irgi negerai. O čia galėsi užlipti ir kalti iš pistulkas. Tai yra. Tai gal aš to prilaikau, tu? Ne. Nu, ką aš net neprisagi normaliai. Ai, nu gerai. Palauk. Tai kaip apačiai, kiek Čia, tai... iki čia turėtų būti. Visi čia. Aha. Tai šitas turėtų eiti ant viršaus, ar ne? Ką? Ant to. Jo, ne. Aš žiūriu, kur yra ta linija. Aha. Biškį žemiau. Jam, tai būtų gerai, kad ant to galėčiau. Nu, bet čia yra užleidimas, tokį, nu. Arba ne, biškį galim pakelti. Nu, pakeliam iki. Gerai. Dabar žinau, ką per pusę. Makaroną. O, kažkas skambina. Mes to. Ne, čia galėjau užsidama. Aš einu po biškį dainuoju, o tu gali lipti ir užsikelti. Ko neina pasidaryti iš vidaus, iš lauko galima pasidaryti iš vidaus. Biškį pertempti. Arba apačią gal reikia patvarkyti. Tai tiesiog šaunant patvarkyti. Tai palauk, kad matyti. Gerai. Tas apačia reikia padirbėti. Tai aš labai greitai apeinu ir parodau, kas įvyko. Tai čia nėra, va, šito pus nėra, mačiau, yra tvirtinta viskas. Kaip šita siena atrodo. Čia yra tokių minimalių bangikių, bet bandysim išsitiesinti jas. Čia viršus apipjautas, reikia tik sukišti į vidų viską. Šiaip tai nežinau, galvoju važiuoti namo šiandien darbus baigti, nes yra įsilėję. Dabar man apačią. Ai. Gal tai viršų dabar. Man atrodo, per matai. Gerai. Nu, tu viršų toliau. O, aš įtampo. Tu gal...
Gerai. Tas kampas nebesmė, čia jau langas yra. Čia jau turim langą, tai padarėm iki langą. Jo, šiaip tai ką, nežinau, jau čia varo namo. Jo, bet aš atvažiuoju dar pritvirtinti visų reikaliuko. Jis nenupūsta. Aha, taip tikrai nenoriu palikti. Jo, tai čia sakiau, kad yra tie 2 langai, tai čia nereiktų žiūrėti labai stipriai, o šiaip viskas atrodo visai nelgai. Na ir rytoj pratęsime, ne? Taip, bet anksčiau negu šiandien. Jo. Dar viena diena, labą dieną ir šį kartą mes turim atvažiavusią stogo dangą. Nu ką, Ramūnai, laimingas? Laimingas, jau. Gavom dar vieną krovinį, išlydom vairuotoją. Tai turim čia Budmat dangą. Ta siaura klasikinė, čia yra dengiamas plotas, ten yra 30,7. Tik tais. Čia lietaus sistemas yra visokie dalykiukai. O kiek tų lapukų yra, tai paskaičiuota yra 24 pagal mūsų stogą. Ciku. Ko toks išsigandęs? Tuoj gausim spiragelų. Kaip čia ką darom? Negerai darom. Manęs nebuvo, čia Ramūns nesąmonių kažkokių prisukinėja. Jokau. Galbūt. Tai dabar tiksliuks yra čia įsidėti ir ten įsidėti. Labai nedaug liko palyginus, bet čia tokias vietas nelabai fainas. Ai, čia mes turime net pjautųjų. Aha. Bet tas yra, kad tu negalėsi man padėti? O, aš galiu palaksyti. Jau va plaštakės renkas čia. Denkit lauko. Gerai, man reikės savo pagalbį. Kaip? Tai nežinau. Padavinėti reikės. Tai tu dabar lipk, aš tau tą vatą paduosiu. Jeigu tu man negali padėti, bent jau užfiksuok, kaip aš nukrentu. Nebejokau, gerai. Tik nejokau. Kaip galiu padėti, galiu. Gerai, turiu. O, radau būdą. Gerai, ateik ant kampą. Laiko. Gerai, galvoju, ne? Gerai. Aš sakau. I'm Papaya the Sailor Man. Gerai, jau čia turiu. Aha, Jo, laikyk ten toliau. laikau. Tikrai laikai? Laikau. Dar pakimšiu biškį. Biškį galiu dar patraukti. Jeigu reikia. Ta prasme, Aš čia biškį įsipratau. viskas gerai? Taip, o, ten iš tos pusės. Vau, kaip gražiai įsidėjo. Laikau. Čia greičiau negu tikėjaus.
Aš galvoju, kad sunkiausia užduotis bus susukti karkasą. Dabar persigalvojau. O kas sunkiau? Plevelio užsidėti. Sunkiau? Nu. Kad nebūtų bangėkių. Na, iš tikrųjų, dabar čia tokie dar prisiverš. Tokie. Viskas gerai. Penktadienis. Man patinka penktadienis. Šėlsa. Penktadienis. Tai va, žodžiu, įsidedam šitas kudlas ir eisim vėl dėti plevelę. Vėliavą pasidarėm. Turėčiau iki pat galo eiti. Jo, ir išsilenkti iš karto. Gal iš karto nuspjaunu? Jo, nuspjauk, nes kam tau tas toksai. Tau neis net lankstyti per tą. Iki kur tavo yra? Nu čia biškį ant šono užeis. Gerai. Nu ir mes kaip visada dirbam per naktį. Svarbiausia, yra... Ką? Aš dabar einu vėl į vidų. Aha. Šitą kampą ir šitą kampą patrauksiu. Gerai. Aš atsisveikinu, jei ką. Jeigu manęs nepamatysite, viskas šiandien pabaigiau, viskas gerai. Šiandien pabaigiau, viskas gerai. Arba nukritau. Yra va tai va tamsu. Ramūna šviesa dar kažkiek padeda, tai nežinau, arba susitiksim, arba nesusitiksim. Jeigu nesusitiksim, tai sakom ate ir iki kito karto. Tai dar vienas mažas žingsnelis link mūsų svajonių namelio padarytas. Šiam kartui tiek, atsisveikiname, nors šiandieną ir šeštadienis, bet nepamirškite, kad mes šėlstam. O ne šeštadienis, šėlstam.